Konferencija Darbo teisė yra ta konferencija, kurioje Lietuvos darbo teisės grandai pasisako apie pagrindinės darbo teisės tendencijas ir diktuoja vystymosi kryptis. Tai pirma, darbo teisė yra apie tai, kad mes turim turėti tokius susitarimus, kurie padėtų mums išvengti ginčų. Darbo teisė yra darbdavio lyderystė. Ir kas dar yra darbo teisė? Darbo teisė yra ši darbo teisės konferencija, kuri visą laiką kyla į viršų. Įdomu matyti, kaip temos vis subtilėja, žmonių daugėja ir jiems jau nebeįdomus tas basicas, apie kurį mes šnekėjom, nežinau, prieš 5 metus ar net prieš 10 metų. Reikia turbūt konstatuoti, kad Lietuva po truputėlį tampa normalia vakarietiška valstybė su normaliais vakarietiškais verslais, kuriems rūpi tai, apie ką mes čia šnekam. Manau, kad šiandien labai svarbu mums, kad darbdaviai ir darbuotojai sugebėtų susikalbėti. Vienas kitą gerbtų, mažiau ieškotų priekabių, ką ne tai pasakė, ką ne tai padarė, bet ieškotų dialogo ir bandymo suprasti vieni kitus ir išeiti iš tos situacijos kuo greičiau, kad turbūt daugiau kurtumėm bendrą gėrį vietoj to, kad ginčytumėmės. Nes tie žmonės, kurie pasikeičia gerosiom praktikom, sužino iš profesionalų naujienas, jie grįžta į įmonės, į savo verslus ir toliau tą žinutę neša, organizuodami darbą, samdydami darbuotojus, atleisdami darbuotojus. Man darbo teisės konferencija visada yra kaip šventė, nes čia yra tiek žinių šventė, tai čia gali ateiti ir sužinoti naujų dalykų, gal esamas žinias susidėlioti į lentynėlės, tiek ir pabendrauti su daug žmonių, kurie dirba toje pačioje srityje. Bendruomenė pati iš tikrųjų bildinasi ir čia statosi šitoje vietoje ir tas yra labai smagu. Organizacinė pusė labai gera. Pranešimai, kuriuos klausiausi, buvo nepaprastai įdomus, naudingi profesinė prasme, bet ir tiesiog praplečiantis mano akiratį. Labai smagu, kad tas svečių skaičius kiekvienais metais atrodo, jeigu ne toks pat, tai vis didėja. Kaip svarbu yra mokytis ir kaip svarbu yra atrasti tą informacinį balansą. Kas man patinka šitoje konferencijoje, kad mes analizuojame nuo labai sudėtingų specifinių teisinių aspektų iki tokių dalykų kaip psichologinis klimatas arba naujovės susijusios su tendencijomis darbo rinkoje ir kaip tai galime perkelti į teisinę bazę, kad apdraustume tiek darbuotoją, tiek darbdavį. Tai čia yra toks puikus renginys, platforma, susitikti ir būtent padiskutuoti apie tas klausimus, kur kyla mums kiekvieną dieną, bet galbūt neturim progos aptarti, apsikeisti nuomonėmis. Ir taip mes, aš manau, prisidedam prie darbo teisės istorijos Lietuvoje. Darbo teisės konferencija kuria darbo teisės istoriją.